kai tu išlieki pozityvi būsnai, tu atrandi kažką, kas yra išlindi į paviršių, kur nėra lyginęs tavo aukščiausią versiją ir tu tą dalyką transformuoji. Kaip? Ko aš turėčiau tikėti, kad dabar šitą situaciją man tai būtų negatyvu ir mane verstų jaustis liūdnai? Ko aš turėčiau tikėti, kad tai man būtų tiesa? Ir tu tą atsakymą gausi visokiais gali būdais. Gali gauti iš karto gali gauti atsakymą, iš karto ateis pat pirmoji mintis, kad ateina tau galvo gali būti atsakymas, arba tu gausi atsakymą tada, kai turėsi mažiausiai pasipriešinimų tau aukštesnys aš atsiųsti tą atsakymą. O tai gali būti kažkokie žmonės, kur sutiksi kažką pasakysiu, tu pala. Tai va, ką tas reiškia. Tas žmogus gal visiškai net nežinojo, apie ką tu ką tik kalbėjai, bet tau tai buvo atsakymas, nes tai atėjo iš kažkokių sinchroniškų būdų. Tai gali būti, kad eisi į parduotuvę, skaitysi maisto prekių tą aprašymą, ne, ir pamatysi kažkokį žodį ar kažką specifišką arba kažkokį sakinį, kad tas buvo aktualus tau tam klausimui. Tu, sinchronizacija gali bet kokiu būdu pas tais ateiti, tu gausi tą atsakymą ir tu suprasi tada. Jeigu vis dar negauni, tu gali dar kartą paklausti, ką aš mėgdavau daryti pačiai pradžiai, kai pradėjau šalinti savo įsitikinimų sistemą. Aš tai dažniausiai klausdavau, ko aš turėčiau tikėti, kad tai man būtų tiesa. Nu ir lauk. Ir nieks netein. Dasi klaus, ko aš turėčiau tikėti, kad tai man būtų tiesa. Nieks netein. Ir aš klausiu. Kartais aš po 10, 20, 30 kartų paklausiu, kol tiesiog būnu patenkins atsakymu, nes dažniausiai mūsų ego, mūsų protas mėgsta galvoti ir mąstyti ir sugalvoti, čia tas ir tas ir tas. Bet iš tikrųjų pati esmė, pati šaknis įsitikinimų dažniausiai ateina vienu žodžiu. Tiesiog pats pirmas dalykas, kas ateina tau galvą. Ir taip aš tiesiog atrandu dalykus, kad jie visiškai nesusilygę su mano aukščiausia versija. Bet esmė tame, kad mes nuo pat vaikystės netgi, nuo pat vaikystės iki pat dabar, skaityk, man dabar yra 23 metai ateitis. Ir nuo to laiko aš tiek daug dalykų įsisavinau į savo tą ego, kad jie ir visiškai, kažkada pasitarnavo man, kažkada buvo naudinga, bet dabar tai tiesiog visiškai nebepasitarnaujama. Ir tas dalykas, kas duoda nenaudą, tai tavi laiko realiai. Tas pats kaip nešti sunkią kuprinę. Ir eini su tą sunkią kuprinę ir kam tau ta kuprinė? Nusimesk, paleist, tu žinai, tu supranti, kad tai nepasitarnauja tau.